Sveiki, ačiū, kad prisijungėte, labai malonu. Ir jeigu mes su jumis nepažįstami, mano vardas Inga ir šiuose videojuose aš dalinuosi apie tai, kas įgalino mane atsigauti ir atstatyti savo gyvenimą po to, kai autoavarijoje netekau abiejų savo kojų, mano kairė ranka liko paralyžiuota, draugas žuvo. Tai buvo didelė tragedija, kai man buvo vos 22 metai. Ir aš skubu dalintis dalykais, kurie įgalino mane įveikti kliūtis, įveikti tragediją ir atkurti gyvenimą, arba kitais žodžiais pasakyti, sukurti tokį gyvenimą, kokį aš troškau gyventi, nežiūrint į kliūtis, nežiūrint į aplinkybės, kurios buvo prieš mane, ir tiesiog buvo visiška neviltis. Bet mano žinutė yra tokia, kad aš labai noriu įkvėpti viltį, nes viltis yra, nežiūrint kokioj gilioj duobėj tu esi atsiradęs, su Dievo jėga, su Dievo pagalba galima išbristi iš bet kokios duobės, nesvarbu, kur tu atsiradai. Ir žinau, kad aš jau senokai dariau video, daug čia pas mus visko vyksta, bet labai norėjau įrašyti būtent šitą video, kas labai stipriai mane įgalino įveikti netektį, įveikti iššūkius, kurie buvo susiję su mano fizinė negalia, ir po to žiūrint į aplinkybės, kurios kaip mūro siena stovėjo priešais mane ir sakė, tau kelio toliau nėra. Šiandieną mes labai esame linkę, ir apskritai ir aš pati tokia irgi buvau, kol nepradėjau pati dirbti su savimi, mes paprastai esame linkę sutelkti dėmesį į tai, kaip yra sunku. Kai yra problema, mes paimame ją ir iš visų pusių apžiūrime, kokia jinai sudėtinga, kokia jinai sunki, kaip nėra išeities, o dar mes galime irgi prisigalvoti blogiausią scenarijų. O kas jeigu bus taip, o kas jeigu nepavyks man. Ir tai tiesiog mus įveda į dar didesnę duobę, į dar didesnę neviltį. Ir papasakosiu jum vieną etapą iš mano kelionės, kaip Viešpats pradėjo atkreipti mano dėmesį į svarbius dalykus, kurie po to aš pamačiau, kurie labai stipriai įgalino mane atkurti mano gyvenimą ir nugalėti viską, kas buvo prieš mane. Šiandieną jau, ačiū Dievui, gyvenu savarankišką gyvenimą, gražioj šaly ir džiaugiuosi savo gyvenimu, bet viskas prasidėjo iš tikrųjų ne taip. Viskas prasidėjo nuo gilios nevilties. Kai buvo kažkur tai porą mėnesių praėjo, po poros mėnesių aš atvažiavau į reabilitacijos centrą ir dar visiškai negalėjau nieko savarankiškai padaryti. Tuo metu jau man nustojo leisti nuo skausmo vaistus ir realistiškai aš viską mačiau, kas įvyko, ir tai buvo tiesiog žiaurus laiko tarpas, todėl kad aš viską pradėjau realiai matyti. Aš pradėjau matyti autoavarijos pasekmes ir kad viskas buvo ne taip gražu, kaip man dar atrodė ligoninėje, kai aš sakiau, kad aš dar vaikščiosiu, viskas bus gerai, ir man kažkodėl tai, vaistų pagalba, man atrodė, kad nėra čia taip baisu viskas, kas įvyko. Baltijos šile aš pamačiau tiksliai, kaip yra žiauru, kokioj žiaurioj situacijai aš atsidūriau. Ir tuo metu mano dar žaizdos buvo nesugijusios, man su kiekvienu mano judesiu man atrodė, kad mano kojas pjauna iš naujo, kairė ranka paralyžiuota, nejuda, bet nėra nė sekundės, kad jinai neskaudėtų. Dešinioji ranka buvo sulaužyta, bet jinai, man atrodo, jau gipso jau nebebuvo, man atrodo, pas mane.
kaklas skaudėjo, viskas skaudėjo ir aš guliu lovoje visiškai bejėgė, negaliu atsikelti, aš negaliu netgi pasisukti ant šono gulėdama, aš turėjau naktį žadinti mamą, kad jinai man padėtų apsisukti ant šono, tai buvo žiauru, aš visą naktį negalėjau užmigti nuo to siaubo, kas įvyko mano gyvenime ir ką aš darysiu toliau. Ir ryte atsibudus atrodė, kad aš atsibudau į dar didesnį košmarą, kai aš turėjau visą dieną pragyventi ir matyti, kad nebeturiu kojų, aš nebegaliu eiti, nebegaliu būti savarankiška. Tai buvo žiauru. Ir tuo metu mano mintis visos sukosi būtent apie tai, kaip aš netekau kojų, ko aš nebegaliu ir tiesiog visiškam siaube, Dieve, kaip man toliau gyventi. Ir čia, kurią dieną atėjo mano masažistė Rožė ir jinai pasakė man, kad aš gimiau po laimingą žvaigždę. Sakiau, po 10 laimingą žvaigždžių. Bet jinai man papasakojo, kad jinai žiūrėjo mano kaklo rentgeno nuotraukas ir pamatė, kad vienas slankstelis kaklo buvo įskilęs. Ir jinai sako, Inga, jeigu tu būtum pasukus savo kaklą, savo galvą tuo metu, kai trenkitės į stulpą, būtum pasukusi kiek stipriau ar kiek kitų kampų, tas slankstelis būtų sulūžęs ir tu būtum likusi paralyžiuota iki kaklo visam likusiam gyvenimui. Ar tu supranti, kokia tu esi laiminga, kad tu gali judėti? Tada tuo metu man čia atrodė dar kaip pasaka, nelabai aš norėjau priimti tai kaip nerealaus stebuklo, nes mano mintis visos buvo apie tai, kad aš netekau savo kojų, netekau savo rankos. Ir neužilgo mano mama ir aš vaikščiojame po Balčio šilą ir lauke sutikome vaikiną jauną, vardu Erikas, iki šiol dar prisimenu. Jisai buvo elektrinė vežimėlyje, visiškai paralyžiuotas ir vos galėjo kalbėti. Ir mes tiesiog priėjome prie jo ir pradėjome bendrauti ir jisai pradėjo pasakoti savo istoriją, kaip jį sumušė vaikinų gauja, jisai turėjo galvos traumą ir liko visiškai paralyžiuotas. Ir štai jisai turėjo abi kojas, turėjo abi rankas, bet dėl sunkios galvos traumos jisai liko visiškai paralyžiuotas. Man atrodo, dėl galvos traumos, o gal ir kaklas buvo sulaužytas, bet faktas tame, kad visiškai paralyžiuotas jisai buvo. Ir tuo momentu, kai aš jo klausiau, man atėjo mintis, juk man taip galėjo atsitikti, juk apie tai Rožė kalbėjo, aš galėjau likti tokia, paralyžiuota visam likusiam gyvenimui. Ir tą akimirką man tiesiog atrodo, kad man kažkas tai atvėrė mano akis. Ir aš pamačiau, Dieve, kaip man gerai baigėsi. Kaip man gerai baigėsi, aš turiu ranką. Aš galiu su ją išmokti daryti dalykus savarankiškai. Aš galiu judėti. Aš neturiu kojų, bet aš galiu judėti, aš galiu nuvažiuoti, gauti dirbtinės kojas, aš galėsiu vaikščioti. Netgi jeigu aš pati turėjau stiprią galvos traumą, aš galiu aiškiai mąstyti, aš galiu aiškiai bendrauti. Ir aš tada pamačiau, kiek daug aš turiu. Ir ta akimirka, jinai pradėjo keisti mano mąstymo būdą, tai, ką aš mačiau savo situacijoje. Vietoj to, kad matyti tai, kad aš nebeturiu kojų, nebegaliu judinti rankos, aš nebegaliu būti savarankiška, aš nebegaliu to, nebegaliu ano. Aš pradėjau matyti, vietoj to, ko aš neturiu, tai, ką aš turiu. Aš galiu judėti, aš galiu aiškiai mąstyti, kalbėti, išreikšti savo mintis. Aš turiu ranką. Aš galiugi išmokti vieną ranką daryti viską, ką man reikia. Ir man tiesiog tada aš pradėjau matyti viltį savo ateičiai.
Ir po to neužilgo sutikau neįgaliojo vežimėlyje keletą jaunų žmonių ir tai Eglė ir du Sauliai. Ir mes, kai susipažinome su jais, jie ateidavo pas mane į kambarį gerti ten kavos, arbatos, sausainių. Labai smagu buvo, tai buvo mano pirmieji panašaus likimo draugai. Ir aš, kai stebėjau juos, aš labai stebėjausi jais, kaip jie galėjo juokauti, pasakoti kažkokius juokus, anekdotus, jie džiaugiasi, juokėsi. Aš žiūriu juos, aš pati buvau tam košmare, kas atsitiko ir aš nesuprantu, kaip dabar gyventi tam prikaustytą neįgaliojo vežimėlio, o čia žmonės, ir tai aš turiu dar galimybę vaikščioti potencialiai, jie neturi ir jie džiaugiasi gyvenimu ir aš niekaip negalėjau suprasti, Dieve, kaip taip įmanoma būti prikaustytam vežimėlį ir džiaugtis kažkuo tai, juoktis, būti linksmam, aš niekaip negalėjau to suprasti. Ir aš vis galvoju apie tai iki tol, kol vieną dieną man atėjo mintis, o vis dėlto gal ir galima būti laimingu, netgi jeigu tu ir esi vežimėlyje. Ir tada tiesiog atėjo mintis, kuri tarsi buvo kaip štampas toksai, kad tai, kokia bus tavo ateitis, ar tu būsi depresijoje, skausme, apgailestavime, ar tu būsi laiminga ir sukursi tokį gyvenimą, kokį tu trokšti, priklauso nuo to, kaip tu panaudosi tai, ką tu turi. Ir aš tada, man pradėjo viskas dėtis į vieną vietą. Prieš tai, sutikus vaikiną tą Eriką, Viešpats man parodė, kad tu turi labai daug, tu iš tikrųjų turi labai daug, tik atkreip dėmesį. Ir po to kita žinutė, kad tavo likimas, tavo ateitis priklauso nuo to, kaip tu panaudosi tai, ką tu turi ir ką tu gali padaryti. Ir nuo tada tai visiškai pakeitė mano mąstymo būdą. Ir aš pradėjau kreipti dėmesį į tai, ką aš turiu, ką aš galiu padaryti ir kur yra galimybė. Aš nesakau, kad aš bėgu nuo problemų. Aš nekviečiu apsimesti, kad nėra problemų, nėra sunkumų. Ne. Aš jūs žiūrėjau tiesiai jiem į akis, tiek problemam, tiek sunkumam, tiek nevilčiai į akis, bet kai aš žiūrėjau į problemą, aš ieškojau jo sprendimo. Kai prieš mane iškildavo iššūkiai, aš žiūrėjau, kaip apeiti tos iššūkius, kaip juos pašalinti man nuo kelio, kad aš galėčiau eiti toliau. Kai aš žiūrėjau, kokios kliūtis yra tam, kad aš eičiau toliau, aš tada ieškojau, kur yra galimybė, kokia yra galimybė. Kai nebuvo išeities, aš ieškojau išeities. Taip, kai nebuvo išeities, aš ieškojau išeities, dėl kad mano tikėjimas buvo, kad su Dievo pagalba aš galėsiu vis tiek įveikti viską. Kai nėra galimybės, Dievas sudaro galimybės. Man reikia surasti tą galimybę ir man reikia pasinaudoti tą galimybę. Ir būtent tas mąstymas jis mane labai stipriai įgalino. Kol aš vaikščiojau su protezais, kurie pjovė mano kirkšnis ir man tiesiog būdavo po 1,5 valandos vaikščiojimo mėlynės, pūslės, atviros žaizdos, mano dėmesys buvo nukreiptas ne į tai, kad aš turiu žaizdas ir mėlynės ar kad skauda, bet į mano tikslą. Ir tai, kaip man pasiekti tą tikslą. Kai aš keliavau į Ameriką, prieš mane stojo labai daug kliūčių, aplinkybės buvo visiškai prieš mane, bet aš tame ieškojau galimybių. Aš žiūrėjau, ką aš turiu, ką aš galiu ir kur yra galimybė. Ir būtent dėl to, kad aš kreipiau dėmesį į tai, kur yra galimybė, ką aš galiu, ką aš turiu, man tai padėjo eiti į priekį
panaudoti tai, ką aš turiu, ką aš galiu, pasinaudoti esamam galimybėm ir sukurti tą gyvenimą su Dievo pagalba, su kitų žmonių pagalba. Aš sugebėjau atkurti gyvenimą, sukurti jį tokį, kokį aš turiu šiandieną. Šiandieną, žinau, galima gal ir pasakyti, aš turiu svajonę, aš turiu viziją, bet aš neturiu nieko tam, kad įgyvendinti savo viziją. Tu sakai, kreipdėmėsi, ką aš turiu, ką aš galiu. Aš nieko neturiu. Gali taip atrodyti iš pat pradžių. Tuo metu, kai aš pradėjau siekti savo svajonę, savo gyvenimo, tokio gyvenimo, kokio aš norėjau, aš turėjau ką? Aš turėjau dešinę ranką, aš galėjau judėti, galėjau kalbėti, išreikšti mintis, aš turėjau šeimą, kuri mane labai palaikė, draugus, kurie mane palaikė ir didžiulį troškimą ir nesustabdomą, nepalaužiamą ryžtą įgyvendinti savo svajonę. Štai ką aš turėjau. Todėl aš kviečiu tiesiog susimastyti, pažiūrėti, kur yra tavo galimybė, ką tu turi, kaip tu gali panaudoti tai, ką tu turi, tam, kad eiti toliau į priekį. Galbūt tu dabar nematai savo galutinio rezultato. Aš nemačiau. Aš mačiau tik tai savo viziją, bet aš net negalėjau įsivaizduoti, kad aš gyvensiu Amerikoje. Aš negalėjau net pasvajoti apie tai. Bet Dievo keliai buvo kitokie, Dievo planai buvo didesni negu mano. Ir Dievo mintis, Dievo vizija buvo daug didesnė negu mano. Ir Viešpats ves toliau, bet dabar šiuo metu, kai tu esi toje padėtyje, kur tu esi, pagalvok apie tai, ką tu turi, ką tu gali, kur yra ta galimybė įgyvendinti tavo viziją, ko tu trokšti, kaip tu norėtum, kad būtų tavo gyvenimas, kad tu galėtum jo mėgautis, kad tu gyventum savo pašaukimą, kad tu įgyvendintum savo potencialą. Dievas davė tau tavo kelią, kaip tu gali įgyvendinti tą tikslą, kurį Viešpats paruošė tavo gyvenimui. Pradėk nuo to, nuo mažens, po to atsivers dar kitos durys ir tu nueisi toliau, negu tu dabar net gali pasvajoti. Mano gyvenime būtent taip ir buvo. Tai va, tiek norėjau pasidalinti, nenoriu daryti ilgo video, tiesiog norėjau pasidalinti tais dalykais, kurie labai įgalino mane ir aš naudoju tą taip pat šiandieną. Aš galvoju apie tai, ką aš turiu, ką aš galiu ir kur yra galimybė. Bent mažiausia galimybė, kaip aš galiu ją pradėti naudoti tam, kad išeiti į plačius vandenis. Tegu Dievas palaimina jus ir iki kito karto.